Paveldas – tai protėvių palikimas, išreiškintis mūsų dvasios ir krašto tapatybę. Tai tautos atmintis ir išmintis. Mes esame šių turtų paveldėtojai, privalome juos išsaugoti ateities kartoms. Šiandien gamtos ir kultūros paveldui trūksta įprasminimo ir visuomenės globos. Mūsų visuomenėje įsivyravęs abejingumas niokojamam paveldui, o be žmonių palaikymo valstybė yra nepajėgi užtikrinti paveldo apsaugos ir tinkamos jo priežiūros. Plečiantis miestams, tiesinant upes ir kelius, istorinis kraštovaizdis sukūręs lietuvių tautos būdą nyksta. Įvykdžius žemės reformą Lietuvoje likimo valiai palikti nesąrašiniai, valstybės nesaugomi gamtos ir kultūros paveldo požymius turintys objektai. Jų likimas priklauso nuo žemės savininkų veiklos. Dėl sąmoningumo ir pilietiškumo stokos, siekiant asmeninės naudos, pasitaiko atvejų, kai naikinami paveldosauginę vertę turintys medžiai, mitologiniai objektai, išniekinami senkapiai, skaldomi pėduoti akmenys, sausinami šaltiniai. Šiems vienišiems objektams reikia tavo pagalbos. Tu gali padėti. Prisidėk prie visuomeninio paveldo draugų judėjimo, kurio tikslas kiekvienai gamtos ir kultūros paveldo vertybei surasti ištikimą draugą. Jau daugiau nei 20 metų Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas Aukuras puoselėja paveldo visuomeninės globos ir įprasminimo idėją, rengdamas kraštotyrinės ekspedicijas, talkas, žygius, stovyklas, šventes, konferencijas, šviesdamas visuomenę.
Klubas Aukuras yra viena iš nedaugelio Šiaulių miesto visuomeninių nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų, kurie aktyviai dalyvauja sprendžiant aktualias Šiaulių miesto aplinkos, paveldo ir bendruomenės sveikatos puoselėjimo problemas. Jeigu automobilis išstumia dviračius iš miesto, tai šiandien pabandys dviračiai išvilkti automobilį. Klubas vienija per 100 įvairaus amžiaus bendraminčių, siekiančių pažinti gimtąjį kraštą, puoselėti gamtos ir kultūros vertybės bei darnią aplinką. Kiekvienas, kuris ieško žmogaus ir gamtos pusiausvyros, yra kviečiamas bendradarbiauti ir įsijungti į klubo veiklą. Be paveldo draugų judėjimo tradiciniais jau tapo gausybė Aukuro paveldo puoselėjimo renginių. Nuo metų pradžios iki pabaigos, nuo aušros iki aušros. Tradiciškai pavasarį pasitinkame su Jore, iš gilaus miego žadiname gamtą, klausomės bundančios žemės, įprasminame pavasarį paveldo tvarkymo talkomis. Eisim apdainuosim tą bundančią gamtą, kad geriau būstų. Vasarą leidžiame su atgaivintais senoviniais papročiais, švenčiame rasas ir žolines, organizuojame paveldo draugų stovyklą Gyvoji istorija. Per rudens lygiadienį tradicinė tapo Baltų vienybės piliakalnių ugnies sąšauka ant Girininkų šventkalnio. Per vėlines pagerbdami savo protėvius leidžiamės į žygius. Gamtą palydėję žiemos miego, patys išliekame guvus ir ruošiamės kalėdoms su senoviniais papročiais. Kodėl mes tai darome? Kultūros paveldas tai mūsų lietuviškos savasties nebylus liudytojas. Be jo mes netektume ryšio su savo aplinka, su savo istorija, be kultūros paveldo mūsų dvasia skursta.
patinka keliauti ir pažinti. Man tai įdomus ir prasmingas laisvalaikio praleidimo būdas. Paveldas tai vienintelė priemonė, kuri iš dabarties mus gali perėti į būtį, kurią mes vadiname praeitimi. Paveldas tai yra tai, be ko mes neįsivaizduotume, kas yra tradicinis kraštovaizdis. Man patinka ant piliakalnių švęsti šventes, dainuoti ir šokti. Mieli tie žmonės, kurie tai daro kartu. Man yra labai svarbu išsaugoti mūsų savasties ir tapatumo aukuro. To aukuro pamatas yra Lietuvos gamta, istorija, kultūra. Tai sukūrė mūsų būdą ir tai yra labai svarbu perduoti mūsų ateities kartoms. Aš ir mano draugai turime mėgstamas vietas. Akmenis, kalnus, medžius, kurių lankymas suteikia jėgų. Tai mus vienyje. Tu taip pat gali prisidėti ir imtis globoti istorinės atminties liudininkus, įvairias kultūros vertybės. Didingus piliakalnius, šventus alkus, protėvių senkapius, paslaptingas kūlgrindas, mitologinius istorinius akmenis. Su istoriniais įvykiais ar asmenybėmis susijusias vietas, išlikusius dvarus, gaudžiančius malūnus, tradicinės architektūros pastatus, parimusius koplytstulpius, gamtos šventovės išskirtines kraštovaizdžio vertybės, akmenis milžinus, senolius medžius, stebuklingus šaltinius, išskirtinius žemės paviršiaus darinius, retų paukščių lizdavietės, retų augalų augimvietės, gyvūnų buveines. Puoselėk ir įprasmink paveldą, keliauk ir pažink savo kraštą. Prisimink pamirštas vertybės, rink žinias ir jas skleisk. Ieškok bendraminčių, organizuok tvarkymo talkas, stovyklas, švęsk kalendorinės šventes, gaivink žemės atmintį, naudok ir išsaugok paveldą ateičiai. Būk gamtos ir paveldo draugas. Dalyvauk klubo Aukuras veikloje ir ugdyk ekologinę darnos kultūrą. Ciku, caku, hei, 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 kumpis dešra, lašiniai, mūsų dainos skamba, pabučiuoki bamba. Iki pasimatymo. Nes yra vertybės, kurios nekinta.